Sveikos, mielosios. Štai paskutinė mūsų užduočių maratono užduotis ir diena. 7 dienos sau atėjo į pabaigą. Taigi, šios dienos tema – mano palaikymo sistema. Pasikalbėkime apie palaikymą, apie pasitikėjimą, apie mūsų ryšius, apie mūsų socialumą. Ar kiekviena turite žmonių savo aplinkoje, su kuriais galėtumėte kalbėtis įvairiomis temomis, apie emocijas, apie savo išgyvenimus, apie savo nesėkmes ir apie savo sėkmes? Kaip nebūtų keista, atrodytų keista ar ne, bet užjausti mus, išklausyti mūsų nesėkmes ar neliūdesius, vargus, ko gero gali daugiau žmonių negu pasidžiaugti su mumis, kai mums labai sekasi. Kodėl? Todėl, kad džiaugtis kito sėkme gali tik tas, kuris pats yra sėkmingas, kuris pats moka džiaugtis savo gyvenimu, ar ne? Labai apgailestaujame, tačiau dauguma iš mūsų visgi turi daugiau rūpesčių negu to pasidžiaugimo. Šiandien kviečiu dėmesio užduotis. Apsidairykite savo aplinkoje, su kuo jūs bendraujate intensyviausiai. Susirašykite, pasižymėkite 4-5 žmones, su kuriais jūs kalbatės giliau, kalbatės atviriau, mažiausiai 1 kartą per savaitę. Tai gali būti ir kasdieną, tai gali būti ir kelis kartus per savaitę, bet mažiausiai 1 kartą per savaitę tai gali jau būti tas žmogus, jeigu nėra intensyviau, ar ne, kuris įeitų į tą 4-5 žmonių grupę, tai yra į tą jūsų aplinką, kuri jūs formuoja. Yra toks dėsnis. Mes esame vidurkis tų 4-5, su kuriais bendraujame intensyviausiai. Supanašėjame maždaug per pusę metų, metus, mes tampame kažkuo panašus, galbūt emociniu fonu, savo tikslais, galbūt finansinė padėtim. Nesvarbu. Svarbiausia yra pamatyti, su kuo aš bendrauju ir kas mane formuoja. Be abejo, mes irgi įtakojam tos žmonės, vienareikšmiškai. Tačiau atkreipkite į tai dėmesį ir pagalvokite, kokiu žmogum norėtumėte būti. Todėl būtent ta linkme ir verta rinktis savo aplinką, tą intensyvų bendravimą su tais žmonėmis, kokiais jūs norėtumėte būti. Viskas. Tai paskutinė mano užduočių maratono užduotis. Dėmesys sau. 7 dienos sau. Taip, mes turėjom 2 daugiau negu 7, bet tam ir buvo skirta, kad gaunate užduotį ir turite visą sekančią dieną tai užduočiai atlikti. Primenu, ši knyga laukia kažkurios iš jūsų, visų, kurios siuntėte ir dar atsiųsite užduočių atlikimus mano elektroniniu paštu, kurį rasite po šiuo video. Niekas dar nepavėlavo. Visos galite atsiųsti nuo pat pirmosios užduoties, kurias rasite Facebooko paskyrose, Instagrame, YouTube kanale. Ir galite atsiųsti iki rytojaus vakaro. Rytojaus vakare uždarau galimybę dalyvauti loterijoje ir gauti 200 eurų nuolaidą mano organizuojamose stovyklose Prancūzijos salose. Artimiausia lapkričio mėnesį Martinikoje ir sausio mėnesį Gvadelupės saloje. 2 pamainos. Vienoj pamainoj 6 vietos. Laukiu visų. Labai dėkoju, kad dalyvavote. Labai dėkoju, kad skyrėte dėmesio sau. Ir tikiuosi, kad ir toliau
naudosite šitas technikas, šituos įgūdžius formuosite atkakliai ir duosite savo dėmesio, sąmoningumo, poilsio, prioritetų ir gyvensite harmoningai, pusiausvyroje. Iki kitų susitikimų.